Vilnius 2009-aisiais tampa ES kultūros sostinė, todėl per naujuosius nusprendžia surengti fejerverką, kuris būtų matomas iš kosmoso. Pasamdytas prabangus vokiečių menininkas atsiveža galingiausius prožektorius. Štai moteris klausosi, ar neužšalo šio prožektoriaus mechanizmas. Šios lempos buvo per brangios, kad bent akimirkai būtų paliktos vienos. Tačiau ne visus Vilniaus rajonus tą naktį nušviečia prabangi šviesa. Vilniaus kirtimų tabore, vietinių vadinamame Parubanka, fejerverkų iš centro nesimato. Tačiau Zita filmuoja savo fejerverką ir nusidegina koją. Tai netrukdo linksmintis. O štai Androsas, bent jau taip jį čia vadina. Androsas net nenutuokia apie 100-tūkstantinį fejerverką miesto centre. Всех с Новым годом! Už jūs. Šiukšliavežės po naujųjų Parubankos nepasiekia visą savaitę. Už šiukšlių išvežimą atsakinga miesto savivaldybė. Tačiau kai kur Vilniuje šiukšlės ne tik išvežamos reguliariai ir laiku, bet pilamos į modernius, ilgus maišus. Gražių žmonių, gražios ir šiukšlės. Laurų gyvenvietė – milijonierių gyvenvietė. Čia gyvena didžiausio prekybos centro Maksimos savininkas. Jie visko daug turi – šiltus namus, didžiulės malkų atsargas, o čia jų autobusų stotelė. Ją gyventojų prašymų įrengė miestas. Stotelėje malonu ir šilta. Taip, čia net tualetinio popieriaus yra. Sveiki, kaip sekasi jums? Viskas pasinovė. Pasinovė, ne? Kaip jums? Nu nieko neblogai, aš dabar nusprendžiu pastovėti prie vartų, galbūt, pavyzdžiui, kas nors pakvies į vidų, paprašysiu, jeigu tu norės. Kvies į vidų? Ką? Na gal. Nu, netikiu. Kodėl? Žmonės, kurie kažką tai pasiekė, jie nenori, kad kas nors kapstytųsi. O Ką tu gal? namų neturi, ne? Turiu namus. Tai valink iš čia, blė. Kodėl? Suk greitai kamerą, gerai. Aš norėčiau vidui pafilmuoti. Ne. Kas tave leis? Kodėl? Val, kada tu šiukšlė. Stotelė nuo Parubankos – tolokai. Savivaldybė tvarko kelią griežtai iki logistikos centro aptarnaujančio Maksimos prekybos tinklą. Negali sakyti, kad Parubankoje trūksta malkų. Šiuos kelmus pasiuntė savivaldybė. Valdininkai netiki, kad Parubankos gyventojams skyrus pinigų, jie patys sugebėtų nusipirkti kuro. Taip kelmai apie savivaldybės gerą valią primins iki pat vasaros. Покажите мне щели. Вот тут целилось, что вот тут достроено, потому что доски не хватало. Tuo tarpu Vilniaus centre Europos kultūros sostinės renginys Ledinis barokas. 200 tonų ledo, kai kurie darbininkai nušala veidus. Parubankoje ES primena vietoj malkų kūrenamos europaletės. Bet ne visi gali sau leisti tokią prabangą. Vladas priverstas ieškoti malkų šiukšlyne. Pusė taboro pas mane ateina šildytis. O jūs nebijot susižeisti šitaip? Jau pripratęs prie visko. Kojas sulaužytas jau. Po mašiną pavarė buvo papulsniku. Ką galvojate apie tokį gyvenimą? A nieko. Uždirbsiu pinigus ir pirksiu arklį. O dabar pats kaip arklis. Pats pakinkytas visą gyvenimą skaityk. A be arklių negaliu все. Čigonas be arklių čia ne čigonas. O čia lietuvis Vytautas. Jis 15 metų pjauna malkas kitiems. Vytautas buvo benamis alkoholikas. Jis prieglaudą rado čia. Laurų gyvenvietėje ramybę trikdo tik darbininkai. O štai šalia pat Parubankos stūkso metalo perdirbimo įmonė. Ir viršutinio ir apatinio taboro gyventojai net nežino, kad Nikolajus kelia šios garsus. Tačiau Nikolajus apie gyventojus yra girdėjęs. А почему они так живут? Откуда я знаю, что я психолог какой-нибудь или что? Nikolajus dešimtmečiais gali gerėtis Parubankos panorama. Romano namas mažiukas, tačiau šaldytuve daug vietos.
Bulvėms šaldytuvo juk nereikia. Bulvytės – šeimos dietos pagrindas. Desertui mandarinas, tačiau pasimėgauti juo netaip paprasta. Trimetį Zarinuškai mandariną padeda nusilupti brolis, mergytė už gerumą atsilygina gerumu. Na, vieno dalyko Parubankos gyventojams tai tikrai netrūksta – vandens. Kaip įvedė miestas vandentiekį, taip ir teka čia vanduo dieną naktį. Čia kaip amžinoji ugnis simbolizuojanti rūpinimąsi žmonėmis. Liubai tenka nudirbti didžiąją dalį buities darbų. Na, galbūt ir Aleksandra šiek tiek prisideda. На самом деле, вот если они вот так присмотрелись бы, что люди тут сами вот все вручную делают, ничего никакого там нет устройства. Даже тоже вот те же стиральные машинки нам приходится воду тут таскать, береть на печках, наливать, выливать, выносить. Без удобств. И надо соблюдать саму гигиену. Liuba neturi darbo, todėl bando verstis burtais. Jis svajoja apie nuosavą burtų saloną. Liuba neturi pinigų salono nuomai, o norintieji įsiburti į Parubanką, važiuoti bijo. Будешь сильно переживать, будешь сильно нервничать. Jinai labai nori šitą padaryti, tą blogą, kad būtų и su sveikata, ir su gyvenimą, и su darbą, su viską. Но она умерла в прошлом году. Я понимаю, тут видно, все не говори мне, я сама тебе все скажу. Ну что, мы тоже вот в Кишинев ездили. Это давно было, и тоже там цыганки стояли, гадали на вокзале. И я подошла, они не узнали, что я цыганка. Они мне погадали, ну и немножко сняли с меня, там денег было, и такое есть. Это... Но это не гадание, это опять совсем другое. Это не гадание, это там обманывают, там обман идет. O tai Liubos sūnus Leonidas. В заграницу буду искать работу какую-нибудь получше. Leonidas su žmona Inesa iš Parubankos nori išvykti į Angliją. Tačiau Leonidas ne Lietuvos, o Baltarusijos pilietis ir jam reikia vizos. Norint užpildyti anketą, reikia interneto. Prie kompiuterio Leonidas prisėda Romų visuomenės centre, tačiau vizą reikia pildyti angliškai. Это действует на нервы. Раньше пошел, заплатил, анкету заполнил с ручкой, и все нормально. А сейчас в интернет залезть, там вылезть. Короче. Duris į Angliją užkerta žinia, kad Inesa laukiasi. Dabar Leonidui reikia galvoti, kur prisiglausti Parubankoje. Nieko. Visa šitą plotą yra apima. Jau jeigu tą namą būtų paėmęs, tai viskas. Nu žiūrėk, čia kelios šeimos būtų nuėjęs. Ką tiesiai galiu pasakyti, kad šitą tabarą išverstų visą. Kad tokio gyvenimo čia nebūtų. Kur čia laikysi gyvulius? Čia negalima nei gyvulius laikyti. Čia žmonės gyvena kaip kokiam tvartė. O kas dėl to kaltas? Kas kaltas? Ir patys žmonės kalti, ir valdžia. Kad duotų kitą gyvenimą, darbus įsidarbinti. Ir čia suvaikytų šitos namus, kad čia tokio gyvenimo nebūtų. Tai jau nežinau. Tai jau sprendžia mūsų vyresnieji broliai. Kaip indėnai sako Amerikoje. Vyresnieji broliai. Baltieji broliai. Olga niekados neturėjo savo namų, tačiau turi 5 vaikus. Tiesa, vyras kažkur dingo, o iš būsto išprašė iš Anglijos sugrįžę šeimininkai. Tenka glaustis pas svetimus. Посмотрела, что я на улицу и позвала меня к себе. Соберут денег летом. Я опять пойду где-то квартиру в городе искать, чтобы зиму перезимовать. Ну, а если видишь, так не выходит, мы тут ничего не можем добиться. У меня вот, что были бы деньги, я даже уехала бы себе. В Англию, за границу уехала бы. Я здесь ни один день не побыла бы лишним. Вот и здесь, в этом Вильнюсе. В Англии хоть все равно дают людям дома. Olga visiškai neturi pinigų, todėl ketina nusigauti į Baltarusiją ir parduoti jai ten esą priklausantį namą. Griežtus Baltarusijos pareigūnus kiek nustebina Olgos stilius. Ну, они задали такой вопрос, как я зашла? В какой форме я зашла? Зашла, говорю, в цыганской. Все. Panašu, kad Vladas apylinkėse malkų neberanda
ir imasi medžio savo kieme. Parobankoje darbo nėra, Zita jo ieško 4 metus. Zita čia bandė įsidarbinti, tačiau po bandomojo laikotarpio gavo špygą. Ko jūs norite įsidarbinti, sakau, indų plovėja, netitinki kvalifikacijos. Turiu vilčių, duovi man čia parašytą application form, užpildysiu ir lauksiu. Ko lauksiu, tai nesidėsiu, ieškosiu toliau. Vytautas taip pat norėtų surasti normalų darbą ir išsikelti iš Parobankos. Galbūt lietuviai jiems turėtų daugiau turėti tolerancijos. Negi šitas čigonas irgi ne žmogus. Žmogus jis. O. Ir tuo tarpu, jeigu jis nori, sąžiningai, kaip sakant, savo duoną užsidirbti, kodėl jo nepriimti? Aš, kai atėjau taborą, ten buvo vienetai, kurie pardavinėja šitos narkotikus. O dabargi beveik kiekvienam name narkotikai. Kiekvienam name. Ir beveik kiekvienam name narkomanas yra šeimoje. O kas iš to pelnosi? Teisėsaugo pelnas. Pagavo čigoną ar čigonį. Teisėjų naudą, advokatui naudą, prokurorui naudą. Jiegi paskui stengiasi, pamoka tenais pinigus, kad ten mažesnė bausmė jiems skirti. Tada, tai jie iš šito ir naudojasi. Parobankos skersmuo tik 300 metrų, tačiau policija gyventojų saugumu rūpinasi viską stebėdama 8 kameromis. Miestas nepagailėjo joms pinigų. Kai kurie gyventojai net langus dengia maišeliais, nes įsitikinę, kad policija mato, kas dedasi jų nameliuose. Tačiau policija prašmatniomis kameromis taip ir nepamato, kas nutiko Jono žmonai, kurią pernai sesuo čia rado negyvą. Per kameras policija nepamato šio lavono, kurį užtinku šalia parengiamosios mokyklos. Bandau iškviesti greitąją, tačiau bendrosios pagalbos operatoriai gilinasi, ar aš nejuokauju. Aš nejuokauju, ne, tai jūs matot mano numerį, aš įsivaizduoju. Tik patikrinę mano teiginius, policininkai iškviečia greitąją. Tačiau medikams čia jau nėra ką veikti. Ta kartą aš savo akimis pamačiau, kaip dirba teisėsaugininkai šioje Vilniaus dalyje. Tyrėjai mane mandagiai apklausė, tačiau apklausa buvo formali. Policininkai labiau mėgsta čiupinėti ne lavonus, o vairuotojus. Тут стекла, тут и гвозди, тут и шприцы где-то попадаются, со той стороны бегают эти наркоманы, кидают. Было, сколько раз прокалывала. И что ты тогда делала? Убирала, потому что дети бегают. Это же опасно все-таки. Так вот, надо убирать. Kartais policija Parobankoje dirba itin operatyviai. Paaugliai nusprendžia išrinkti giminaičio padovanotą automobilį. Nedelsdama prisistato policija ir paauglius nuveža į nuovadą. Jaunuoliai tą pačią dieną buvo paleisti, nes nepadarė nusikaltimo, tačiau ant jų krenta mažumos, darančios nusikaltimus šešėlis. Idealių žmonių nebūna. Būna žmonių gerų, geraširdžių būna. Kaip anksčiau aš jau kalbėjau, blogų mažai yra. Mažai, tai vieninteliai. Tai iš 100 žmonių 1, 2, pusantro žmogų, taip galiu pasakyti. A 98, 99 jie geri. Tai kadangi tabore gyvena 500 žmonių, tai iš jų 5 yra blogi. Galbūt. Parobankos gyventojai apolitiški. Tačiau Lietuvoje yra daug gyventojų, kurie žino, kaip reikėtų spręsti Parobankos problemą. Jų tos taborus atvažiuoja, policininkai sugriauna, bet tai po to vėl jos atstato ir viskas. Ir jie platina visus narkotikus visam mieste, visiems žinoma. O kaip reikėtų tada spręsti tokią problemą? Policija gal kažkaip turėtų tiesiog jos visus, manau, likviduoti. Iš gydymo įstaigos yra pasišalinę keli protiškai atsilikę asmenys. Eisenos metu prašyčiau juos sutikus nepulti gydyti. Praeikim ramiai. Ačiū. Gėda, kad Lietuvoje leidžia mitinguoti fašistams ir naciams. O mitingai už demokratiją yra draudžiami.
jūs galvojate apie gėjus? Prašau? Ką apie gėjus galvojat? Apie gėjus? Tyliu. Tai tik aplojat jie. O ten po gėjai? Čia buvo gėjai dabar su vėliava. Kas čia tokie yra? Gėjai. Žydai? Homoseksualai. Oi, vaidinu, žinot ką. O ką jūs galvojat apie čigonus? Nu, čigonai yra dar sena išlikusi laukinė, kaip sako, pusiau laukinė tautelė. Jiem atleisina, bet kad čia jie tokie homoseksualistai, aš tiesiog nenoriu tikėti, netikiu. Ir nebūčiau tikėjusi, o aš dar paplojau jiem. Per klaidą. O žmonės teisingai, tautiečiai nežino, lietuviai, kad ką čia darosi iš tiesų. Neinformuoti, todėl jie priešiškai nusiteikus prieš mūsų. Ir aš jų suprantu. Nežinomybė vieno tautai apie kitą jau daro įspūdį kažkokį tą baisaus, teisingai. O aš nežinau, gyvena jis, bet aš nežinau, jis kažkoks toks. Ir man darėsi baisu nuo jų. Aš suprantu mūsų lietuvių. Ir aš nepykstu ant jų. Kaip tik pavyzdys. Gali išmesti šiukšlių dėžę? Į konteinerį. 2004-aisiais padaugėja Parubankos kaimynų skundų dėl netvarkos. Tuometinis meras Artūras Zuokas Parubankos gyventojus nusprendžia prie tvarkos pratinti policijos būdele. Būdelė naktį padegama. Miesto valdžia kartu su policija tai įvertina kaip pasikėsinimą į valstybę ir su taboru pradeda karą. Kare kaip kare, atsakydama už būdelės suniokojimą, savivaldybė nusitaiko į 6 statinius. Esą jie pastatyti be leidimo ir 2004 gruodį juos sulygina su žeme. Kaip jaučiatės, Artūrai, eidamas šiandien? Savivaldybė griaudama trobas nesilaiko teisinių procedūrų. Geras klausimas. Jaučiuosi, kad kaip dar vienas iš darbų, kurie pradėti buvo, bet nebaigti. Manau, kad esu gerbiamas ir vertinamas tarp taboro žmonių, vienų už tai, ką dariau, o kitų už tai, kad tiesiog vertina jėgą. Kaip dažnai būna, jėga yra tokiuose vis tiek vertinama. Ir paprasčiausiai nebijojama bendrauti. Ši moteris pajuto mero jėgą. Jis su 2 vaikais priversta glaustis pas savo motiną. Per savivaldybės namų griovimo operaciją jai pašlijo sveikata, jos laukia operacija ligoninėje. Kai kurie, netekę būsto per parodomąjį savivaldybės griovimą, gavo socialinį butą. Mes labai skolingi daug. Sakiau iš karto, sakau, neduokite man tokią butą, duokite, koks namas savoka būtų. Romai atsargiai žiūri į socialinį būstą, nes bijo patekti į spąstus, jei pritrūktų pinigų susimokėti už paslaugas. Pas mane 3 lyga yra. Suardė mano namuką. Aš 3 metai neturėjau būtą, kur gyventi. Iš pradžių 20 pareiškėjų, kurių namus nugriovė savivaldybė, Vilniaus apygardos administracinis teismas priteisė 100 000 litų neturtiniai žalai atlyginti. Tačiau sprendimas neįsiteisėjo. Teismas neskuba nagrinėti bylos dėl moralinės žalos už nugriautus namus. Teismas pasitaręs nusprendžia iš tikrųjų atidėti teismo posėdį ryšium su to, kad yra tikrai ilgas nagrinėjimas. Visos priežastys teisėtos, tik sunku Parubanko žmonėms suprasti biurokratinės vingrybės. Visą tai linksmina savivaldybės atstovą. Panašu, kad jis galės dar ilgai juoktis. Vilniaus apygardos administracinis teismas už nugriautą namą kiekvienai šeimai skyrė po kelis tūkstančius litų, tačiau savivaldybė žada sprendimą skųsti. Mat namai tai nelegalūs. Čia iškyla klausimas, kaip iš viso atsirado Parubanko žemės problema. Pasirodo, prieš karą čia buvo rėžiniai kaimai. Sovietai 56-aisiais nusprendžia, kad Romams pakaks klajoti ir juos reikia priversti dirbti. Paaiškėjo, kad kirtimuose jau buvo įsikūrę Romai, todėl po metų čia buvo pastatytas barakas ir Romai jame priregistruoti. Это был председатель колхоза Зинин такой, как колхоз начался, Аврора.
И тогда он их, наверное, деньги брал и оформлял, и дал им тут поселиться, как рабочий. Он был цыганский тата. Savaime suprantama, kad barake visi Romai netilpo. Tarybų valdžia tenkino, kad Romai neprašė būsto, o kaip sugebėjo mėgino statytis patys. O dėl žemės nuosavybės problemos tarybų valdžia nesuko savo galvos. Atsikūrusiai Lietuvai kirtimai ir jų gyventojai taip pat nerūpėjo. Vilniaus savivaldybė dar visai neseniai nusprendė, kad beveik 140 šios gyvenvietės pastatų patenka į teritoriją, kuri netinkama gyventi. Dabar neįteisintose nameliuose gyvena 500 žmonių. Знаю, что делать сейчас с ним. Хотелось с них дом построить, с этих бревен. А нельзя. А кто тебе сказал, что нельзя? Полиция. Посмотрели, что я тащу бревна с лесу. Типа приедет участковый и с трактором, короче, там его разнесут. Stepas bando restauruoti lūšną. Iki šiol jis neturėjo kur gyventi, nes jo namas sudegė. Šitą namą reikia remontuoti, tvarkyti. Bet tai jūs čia tarsi ir įsikurtumėte, ne? Taip. Tai su pas merą gal gausiu leidimą. Tai va, žiūrėsim. Gal galėsiu savo vietą, tada vagonėlį kokį pasistatyti, ar ką? Šitas namas jau buvo, čia stovėjo. Senai čia stovėjau. Tik tai tiek, kad jisai nebuvo remontuotas ir viskas. Tai va, aš pats suremontavau lubas, sienas, dabar liko grindys tik tai apkalti. Stepai, kodėl čia arka yra padaryta? Nu, čia tai aš pats padariau, todėl gražumo. Žmona, aišku, cukraligė serga, tai čia ir kalbos negali būti, kad čia žmona tvarkys ar ką tai darys. Kaip kiti pripratę, kad moteris viską tvarkytų, plautų, dažytų, klijuotų, taip toliau. Vyriškus darbus dirbtų. Gyvensim kaip šiltnamį. Nu. Tuo tarpu šalia Parobankos statosi turtuoliai. Aš noriu šitą namą nusipirkti už milijoną. Aš jam duodu man milijoną ir jos man pradavinėja šį namą. Čia labai tyliai ramybė. Narkotikus nėra, va. Brolis pas mane, turi 2 brolis, jau mirė nuo narkotikus. Nueini paklausti, kam pradavinėja narkotikus, a jau sako, aišku, mums gyventi. Tai jūs jau pana, iš pensijos galima gyventi, taip pat kaip aš. Va. Savivaldybė Parobanko žemės ir nelegalių statinių problemos rimčiau imasi tik po to, kai Seimo kontrolierė konstatuoja, kad savivaldybė nevykdo savo pačios prisiimtos Romų segregacijos mažinimo programos. Atsakingo už jos vykdymą tiesiog nėra. Tačiau vicemeras Stanislovas Šriubėnas, kuriam meras pavedė kuruoti šį klausimą, labiau susirūpinęs savo įvaizdžiu. Jo, nes paskiau snukis matau. Jie gali man atstumą. Supratau, pasistengsim. Garsiai kalbėsiu. Gerai, aš tada Nu, koks arčiausias, va taip tinka jums? Toks artumas? Nu gerai, žiūrėkit, kad nebūtų, žinai, kai pritraukia visiškai, tai ten baisu žiūrėti. Savivaldybė svajoja ant panaudai gautos žemės Parobankoje įrengti modernę gyvenvietę. Savivaldybė norėtų, kad viskas susitvarkytų už ES pinigus. Tačiau paraišką jiems gauti juk reikia parengti. Galų gale Olga išeina iš ankšto būsto į dar ankštesnį. Vladas Olgai pasiūlo prisiglausti namo priestate, tačiau tik trumpam. А уже, может быть, имя придумали? Угу. Ну и какое? Артур. Артур? Да. А почему Артур? Потому что отца моего так звали. Ilgai ieškojusi Zita randa darbo Maksimos parduotuvėje. Niekas nekalbės su jumis. Kodėl? Nu kaip kodėl? Nu jeigu žmogus nenori, kaip kalbės, nu jeigu nenori. Tai bet jūs nežinot, ar jis nori ar nenori? Ne jūs pirmas, ne jūs paskutinis. Nu, gal nors, kada bus jums 70, gal ir gausit leidimą. Laurų gyvenvietėje mėgstama žaisti krepšinį. Parobankoje irgi yra žaidimo aikštelė. Krepšinio lentą jaunimas įsirengė pats, tačiau nepavyko jos išsaugoti. A vaikai sulaužė. Kodėl?
Nežinau. O kodėl jie laužo? Kvailiai? O ką tu darytum jų vietoje? Nebūtų šitaip, nedaryčiau. O tai kas jiems leidžia tai daryti? Patys, o mamos kvailos. Kodėl tu taip sakai? O patys kvailos. Savo vaikų nemato, ką jie daro. O kaip reikėtų pakeisti situaciją? Nežinau, čia nepakeisi niekaip. Kodėl? O todėl, kad nepakeisi, jie durni. Tai ką daryt? Nežinau. Reikia pirkti naują. Mokytoja. Taip. Duok monetą. Neduok, paprašau duoti. Kirtimuose yra daug vaikų, bet nei vienos vidurinės mokyklos. Šitos. Tiesa, Parubankoje yra parengiamoji mokyklėlė. Čia vaikai pramoksta lietuviškai. Direktoriui, pasakykit, prašau, kodėl jūs, kai sveikinote vaikus, sakėt, ar klausimą tokį uždavėt, ar baigsi mokyklą? Todėl, kad realijas yra visiškai priešingos. Deja, mūsų vaikai nedaeina iki paskutinės klasės dėl visokių priežasčių. Ir kaip jūs dėl to jaučiatės? Jaustis blogai turi mokyklos, mes tai ne mokykla. Mūsų ateitis, tai jūs mažiukai mūsų. Na, jeigu kalbam apie mažumas, Anot mokytojos, dėl romų jaudintis nereikėtų, nes jie mokyklos nelanko. skaičiaus klausimas, jie paprastai nelanko. Aišku. Dėl to jaudintis nereikėtų. O kur jūsų mamos yra? Kur jūsų mamos? Jos namų. Namuose, ne? O tavo kur? Sėdi. Namuose irgi, ne? O tavo kur mama? Mano? Sėdi. Čia yra? Ne, aš vardžiu. Sėdi. Ne. O, jisai pašadė. O kur tavo mama yra? Sėdi. Kur? Sėdi. Sakykit, mokytoja, kaip manote, rytoj tie mokiniai pasirodys? Na, tikiuosi mergaitės pamatyti, bet vaikinukas abejoja. Mokykla nesitik ir nelaukia vaikų iš Parubankos, tačiau dalis jų į mokyklą vis vien eina. Nesurga? Aha, čia aišku. Vilniaus priklausomybės lygų centro socialiniai darbuotojai Buzulika gegužės viduryje paima iš žemutinio taboro. Ji nevaikščiojo ir apleista, purvina, žaizdota gulėjo ant žemės po atviru dangumi prie barako. Pasak narkomanų, jei norėjai žvejoti, tai kirmėlių galėjai rasti Buzulikos guolyje. Я просто кололась в ноги. Я очень много колола, ноги у меня вены разрывались, да. Что происходит, когда разрывается вена? Ничего, просто человеку слабости все больше, ничего. Уже кровь теряет. Просто слабость становится. Иногда, если много крови, так сознание теряет. Было такое, что сознание теряет. Бузулика, а что вы думаете о жизни? Сейчас надо жить как-то. Почему? Значит, надо так. Не могу. Так вы не ходили, значит? Да, совсем не ходила. 2 или 3 месяца лежал. А как вы кушали тогда? Ну, друзья вот приносили там покушать. Друзья приносили, помогали. А какие друзья? Друзья такие же наркоманы, как и я.
Лежишь и ничего не можешь сделать, да. И не встать, ничего. Как труп, вот. Лежишь и все, больше ничего, не идти не можешь, ничего. Почему вы надеетесь, что вас положат в больницу? А может и не положить? Да, могут и не положить. Врачи не хотят меня очень в больницу принимать, но люди стараются. А почему больницы тогда отказываются? Ну, не хотят брать меня, ни документов, ничего нету. И вообще, кому я нужна? Nors ir kamuojama temperatūros, tiek laiko pragulėjusi Buzulika džiaugiasi galimybę klibinkščiuoti su parūpintais ramentais. Galbūt tie ramentai buvo strateginė klaida, nes medikams tik iš mirties patalo pakelta Buzulika pasirodo sveika. Vilniaus greitosios pagalbos ligoninė nusprendžia, kad Buzulikai greitosios pagalbos nereikia ir siunčia ją į Žvėryno infekcinę ligoninę, o ta į Visorio ligoninę, o pastaroji į Slaugos ligoninę. Buzulikai parūpinamas stogas nakvynės namuose. Prabėga visą savaitę, tačiau visos gydymo įstaigos pareiškia, kad nevaikščiojančių živ infekuotų narkomanų, maža to romų, jie nepriims. Po savaitės socialiniai darbuotojai vėl bando Buzuliką paguldyti į Žvėryno infekcinę ligoninę. Laba diena. Kur jai čia tos kojos? Atkreipkite dėmesį į tai, kiek trunka apžiūra. Čia nieko. Mes galim užtvarstyti ir jinai iki pirmadienį nesubintuotus tas kojas, nieko neatsitiks. Ir tada pirmadienį paguldyti? Pirmadienį bus gydytoja, kuri konsultuoja. Atsakinga. Jinai nuspręs, bet čia tai tikrai nieko baisaus. Dabar aš atnešiu ginto ir viksidino atnešu. Kaip vėliau paaiškės, tuo metu Buzulika kentėjo nuo lėtinio sepsio. Bet mėnesius ant žemės pragulėjusi Buzulika gali palaukti. Po kelių dienų vėl infekcinė ligoninė. Socialiniai darbuotojai viliasi, kad šį kartą Buzuliką priims. Vartojat metadoną, ar ne? Karščiuoja, prakaituoja, kažkas yra, kratoja. Ну покажите еще раз ваши ноги. Dėl živ infekcijos jokios skubios nėra. O kodėl neturit tabarę? Tėvai ar kažkas yra? Nei brolių, nei seserų? O niekad nebuvo, kuris anksčiau gyveno? Было, брату нет, родителей. Bet paprastai jau čigonai, jie vieni kitus labai žiūri, kažkaip keista. Čia dėl živ yra sužinojau. Ar galite jūs nesukirti, filmuokite į šitą, į pacientę, o ne daktarus, gerai? Kaip jie sužinojo? Pati kažkaip sakėte? Про что? Про Я сама сказала. Pati pasakėte. O ką tik jūs viena ten esate užsikrėtusi? Да. Daugiau nėra žmonių užsikrėtusi? Tai ko jie su savais tokie nežmoniški, o dabar? Nu. Neturit nei namo, nieko, tai namuko? Ten po atvirų dangom gyvena žmogus, po brezentų. Lietus ir kas tai ten brezentų. Jie tiesiog vienareikšmiškai. Nu, jie atsiriboja nuo jos ir viskas, jie nieko nenori girdėti. Visoriuose, kai sužinojau, kad serga živ, viskas. Kratosi, ar ne? Vežkite infekcinę, čia ne mūsų klientė. Šioje stadijoje kaip yra? Živ infekcija yra gretutinė liga. Na ką, tai viskas, nebetraukit jų. Taip, žalti. Gerai. Gydytojai te patarė važiuoti tiesiai į dermatovenerologijos centrą Santariškėse. Tačiau Buzulikos užrašyti pirminę apžiūrą nepavyksta. Nepavažas. Jeigu ten labai baisu, tai ten reikia važiuoti. Ten, kur yra centras, žinot. Nežinau, gydytoja nenori. Sakė, užsiregistruoti reikia iš anksto. Jinai dirba šiuo metu, kaip jinai ateis. Jinai nevaikšto. Va taip ir pridaro paskui supranti visokių pokyčių. Ji socialiai, jinai net neturi Lietuvos pilietybės. Turi, kiek suprantu. O kiek aš žinau, kad jinai neturi, Lietuvos pilietybės. Kas užmokės? Jūs mokėsit. Jeigu sutinkat mokėti, prašau.
Skyriaus vedėja Buzulika į ligoninę guldyti atsisako kategoriškai. Po Buzulikos apsilankymo demonstratyviai dezinfekuojamos durys. Galų gale priklausomybės ligų centras nusprendžia Buzuliką gydyti, nors ir neturi specialistų. Iš pradžių čia besigydantis narkomanai pareiškia, kad dėl živ jis su jais iš bendro katilo nevalgys, taip pat baiminosi, kad jį juos nužiūrės pikta akimi. Buzulika vartoja daug antibiotikų. Galų gale jie apgydoma ir net pakliūva į dermatovenerologijos ligoninę. Laiką tarp ligoninių Buzulika leidžia prieglaudoje. Tačiau žinios apie živ pasklinda tarp gyventojų. Типа все нормально, все хорошо. Это не мешает мне жить, хотя это очень мешает. Galų gale Buzulika tampa žmogumi, gauna asmens tapatybės kortelę. А что для тебя карточка? Что для меня карточка? Я, значит, человек уже с паспортом, и не бомж. А почему ты смеешься? Рада, что паспорт получила. Бузулика, так ты человек? Да. Tačiau džiaugsmas dėl kortelės trunka neilgai. Valstybė iš karto prisimena apie savo pilietę. Ji to jau pat susilaukė teisėsaugos atstovų skambučio į nakvynės namus, mat prieš keliarius metus ji sulaikyta su doze narkotikų. Buzulikai gresia teismas. Kitoje gatvės pusėje Buzulikos brolio žmonos sesuo. Она рада была, да, что я хорошо выгляжу, говорила. Ну, вообще, одна рада была. Почему тогда она тебя не обняла? Ну, не обняла, знаю почему. Потому что они этого боятся. Нет такого, чтобы она меня обняла. Žemutinėme Tabore jos niekas nelaukia. Возле деревьев или нет? Нет, вот здесь. Здесь? Вот, здесь. Здесь вот. Знаешь, такая есть? Она болеет спидом, хуидом. Она всех продает туда. На вокзале работает, во-первых. Не работает, не работает. Работает. Вот гоняет гусей там, ага, и капь надо. Нет, она Герем. посылает других. Герем, ты... И капь берет. Хорошо, спасибо большое за информацию. Кассира. Вот другие помогают, они ей такой мандавозят. Sutiktos pažįstamos siūlo išvykti į užsienį. Tačiau Buzulikai dar reikia apgydyti kojas. Beje, jos niekad nesugis. Ir atprasti nuo metadono. На улице вот так вот. Герем, туркой не сушлапит. Герем. Все, давай, давай, Бузулика. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо тебе. Подумай, может, в Германию лучше было бы. Я подумаю. Karveliškių kapinės. Jono žmonos kapas. Šalia guli du jo sūnūs, mirė nuo narkotikų. Man labai skaudu kalbėti. Jie dar jauni yra. Bet čia vienas sūnus guli, čia antras. Mes galim dirbti, mes galim mokintis. Mes tokie pat žmonės kaip ir visi. Tik tai tautybė mūsų kitokia. Bet mes, kur važiuojam į kokį nors šalį, mes sakom, kad mes lietuviai. Mes iš Lietuvos. Mūsų žemė yra Lietuva. Marijos žemė, šventa žemė.